Labukas. Šiandienos tema yra kandis. Gali būti, kad jūs susidūrėt, matot skylės, kandžių skylės, bet nematot pačių kandžių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad puola jūs dvasinis kandis. O dvasinis kandis tai yra, Biblijoje yra parašyta, kad nekraukite lobius turtų žemėje, nes ateis kandis, vienu žodžiu, kandis suniokos viskas, gadins. Jie kaip naikina, viską, kas gera, naikina. Ten parašyta rūdis rudyje, ir yra vagis tą gali išvogti. Tai skaitasi, kaupkite turtus ne žemėje, bet danguje. Tokia prasme. Po to žmogus yra, kai kandis ateina, tas dvasinis, tai ta dvasia didelės plazdena ant lango, kai reikia miegoti, kai einat į lovą, praėjo plazdent ant lango ir skleidžia tokį pat triukšmą, kai tos kandis. Jos minta mėnulio energija. Ir jeigu jūs esat nuteistas mirti, tai jeigu jūsų dvasinės akis atvertas, jūs gali matyti, kaip karstai aplink jūs juda. Ten iš tikrųjų ne karstai, bet raganas pasiverčia karstais. Tai jie tokį ritualą šoka. Kaip dainuoja ir aplink sukasi. Taip. Po to, ką tą noriu pasakyti. Taip, ant lango būna žymės ir būna skylės ant rūbų, vilnonių rūbų. Čia iš to kaip atpažinti. Po to yra karsto dvasios. Karsto dvasios būna pažymė ant grindų ir išmatuoja jūsų ūgį, pilną ūgį ir viską. Skaitas jums parašė tą karstą. Čia nėra juokinga iš tikrųjų, bet tai dvasiškai tai vyksta, čia tikrai faktai, aš čia nieko neišgalvoju, tikrai tai vyksta. Ką dar pasakyti norėjau? Tai aš įdėjau jum maldą ir tą maldą kartokite, klauskite, jeigu jūs tikrai jaučiate, kad aš kalbu apie jūs ir tikrai turite kandžių dvasias, tai jūs melskitės tą maldą ir tegu Dievas jūs girdi, išgirsta, jums padeda, atgailaukite už visą savo nuodėmes. Tai tiek. Iki greito.